Labas vakaras arba laba diena, čia priklausomai nuo to, kada žiūrite. Na ir toliau tęsime mūsų pažintį su WordPressu. WordPressas turi galimybę įsidiegti įvairiausius įskiepius. Įskiepiai tai tokie papildomos programos, kurios iš tikrųjų duoda labai daug plačių galimybių. Na ir kai kurie įskiepiai yra tiesiog paprasti, nesudėtingi, nieko ypatingo ten jiems nereikia, tiesiog žinai, ko tau reikia, įsidiegiai ir tiek. Bet yra kai kurie įskiepiai, su kuriais reikia padirbėti, kuriuos reikėtų užprogramuoti ir tada jie labai efektyvūs. Na ir žinoma, mes skirsime vieną kitą pamokėlę tokiems ypatingiems įskiepiams. Ir apie vieną iš jų kalbėsim šiandieną ir žiūrėsim, ką galima padaryti. Taigi, einame į skyrių įskiepiai ir įdiegti įskiepiai. Einam į įdiegti įskiepiai ir susirasim tą, kurio mums šiandieną reikia. Aš jo čia neturiu ir todėl parodysiu jums, kaip ir kur rasti, ar ne. Ir einam ieškoti naujų įskiepių, įdiegti įskiepį. Einame į skyrių įdiegti įskiepį ir ieškoti įskiepių. Turim, aišku, jeigu kartais nežinotumėm pavadinimo, tai čia tų įskiepių begalės, tūkstančiai ir surast ką nors šiaip žiūrinėjant, kažką ieškinėjant, gal ir galima ką nors surasti, bet iš tikrųjų tai kaip taisyklė jau žmonės žino, ko reikia ir žino konkrečiai, ko ieško. Taigi aš įrašau įskiepio pavadinimą Magic Action Box. Na ir rašome, spaudžiame įdiegti, kai įsitikinam, kad tas pats, kai įsitikinam, kad tai, ko mums reikia. Ir trupučiuką turim palaukti, kaip matot, laukiam labai nedaug, įskiepis įdiegtas ir ką reikia padaryti, tai mes turim jį įjungti. Įskiepis įsijungė. Ir kaip matote, įskiepis įsijungė ir va čia mūsų toj juodoj darbiniai daly atsirado naujas užrašas Magic Action Box. Kągi, keliaujam čia. Atsirado keletas skilčių. Na, čia yra tiesiog duomenys šito mūsų įskiepio, čia mums nieko veikti nereikia. Settings, tai yra nustatymai. Iš tikrųjų, tai čia irgi nereikia, kadangi šiaip jau mes naudojam nemokamą variantą, kur yra mažiau paslaugų, mažiau įvairių galimybių, nors kaip matysit, pakankamai daug vis tiek jų yra. Ir yra kiti brangesni mokami tiksliau variantai, pigesnis ir brangesnis, ir ten jau duoda dar daugiau įvairiausių galimybių, todėl tuose nustatymuose iš tikrųjų turint mokamą variantą, ten jau reikia įvairius dalykus nustatyti, kad tas įskiepis labai daug ką automatiškai pats darytų. Mūsų nemokamam variante jisai pats automatiškai nieko nedaro, bet matysit, kad vieną kartą padarius, reiškia, tas formas, jos lieka, jas galim naudoti ir nieko ten sudėtingo rankiniu būdu jas įklijuoti ten, kur mums reikia. Kągi daro šitas įskiepis? Šito įskiepio dėka mes padarysim tokias dėžutes, kaip matot, box reiškia dėžutė, ar ne? Tokias dėžutes formas, kur žmogus gali užsiregistruoti prašydamas kažko. Na, darbo eigoj matysit, kaip po truputį atsiras mūsų ta dėžutė ir suprasit, kas kaip, kur, kodėl ir ko reikia. Taigi, nustatymuose mums nieko nereikia. Jeigu einam toliau žemiau,
Action Box sako, čia bus sąrašas dėžučių, nes jų galit prisidaryti kiek jums reikia, vieniems dalykams, kitiems dalykams, matysit, kad įvairiausių galima padaryti ir visas sąrašas, kurias jūs pasigaminsit, visas sąrašas bus čia. Ko mums dabar reikia? Nauja dėžutė, nauja veiksmo dėžutė, jeigu išvertus į lietuvių kalbą būtų. Spaudžiam New Action Box ir pamėginsim pradėti daryti naują dėžutę, pradėti ruošti pagal mus, prisitaikyti naują dėžutę, naują formą, tą formą, kurią žmogus užpildytų ir prisiregistruotų, kad jūs jam galėtumėt nusiųsti ir kažką tai ir tuo pačiu, kad žmogus paliktų jūsų autoatsakovę, savo vardą ir elektroninį paštą. Taigi, daryti naują dėžutę ir čia spaudžiam Optim Forms, nes čia žemiau esantys dalykai, matot, Box Pro, tai yra Pro forma, tai yra jau tas variantas mokamas, reiškia, čia mes nieko ir daryti net negalim, bet kaip matysit, pilnai pakanka daug įvairiausių galimybių yra su nemokamu variantu. Taigi, ką pirmiausiai mums reikia parašyti? Pirmiausiai mums reikia dėžutės pavadinimą parašyti, dėžutės arba formos, nežinau kaip patogiau, gal dėžutę vadinsiu, dėžutės pavadinimą parašyti, pavadinimo jo kitur nematys niekas, tiesiog jūs pasirašot savo, kad žinotumėt apie kokią dėžutę, nes kai turėsit 2, 3, 4, 5, gal 6 dėžutės, vienas ten naudosit, kitas ten naudosit, įvairiose vietose, įvairios paskirtys, tai šitas pavadinimas reikalingas jums patiems, kad jūs patys suprastumėt, kuri dėžutė ir kur jūs norit kurią iš tų dėžučių įklijuoti. Taigi, aš, kaip čia mes ją pavadintume, šoninė parašysim, tik tai dar reikia lietuviškas raidės susirasti pirmiausiai. Gerai. Taip, šoninės juostos minikurso. Minikursas. Šoninės juostos minikursas. Aistra, žinosim. Nes kodėl aš taip smulkiai viską įrašau į tą pavadinimą, todėl kad iš tikrųjų galima ateity galbūt turėsit įvairių pasiūlymų, ne vieną pasiūlymą, 2, 3, 5, 10 įvairių, vienus pasiūlymus vienais tikslais, kitus visai kitais tikslais, kitus dovanosit, gal kas nors ten kokį receptų sąrašą norės padovanot, kad turėt savo klientus, kurie jumis domėsis, kurie skaitys tai, ką jūs rašot, arba galbūt turėsit kokią knygą padovanot, arba įvairiausių dalykų, arba kokį kursą, arba dar kažką, įvairių dalykų yra ir todėl pavadinime labai tiksliai žinot, kuri dėžutė kam taikoma. Taigi, mano pavadinimas būtų toks. Važiuojam toliau. Čia mums duoda keletą stilių, iš tikrųjų 4 stiliai pagal defektą, kaip jie sako, ar ne. Pilkas, toks šviesiai pilkas fonas. Aišku, paveiksliukus mes patys įsidedam, jeigu norim, tuoj matysim vėliau, bet žodžiu, į tai, ką reikia kreipdėmėsi, į paveiksliuką nežiūrėkit. Piešinuką dėmesį reikia kreipti į foną ir į spalvas. Taigi, toliau kitas variantas royalty, tai yra mėlynas fonas, geltonas ir baltas užrašas. Dar kitas variantas yra pink, tai yra ružava, čia aišku priklausomai kur kam taikoma, ar ne, kokiais tikslais, ar ne. Ką turi čia, viskas fantazija, ar ne? Aš paimsiu juodą, man šiaip jau juoda spalva įeina į mano spalvų paletą ir man tinka, ar ne? Vadinasi, aš pasirenku šitą. Važiuojam toliau žemiau. Čia dedam varnytę,
dedam varnytę, nes jeigu jos nepadedam ir jeigu mūsų ta forma, mūsų ta dėžutė neatitiks telefone, nes labai žinom puikiai, kad daugybė žmonių naudojasi mobiliais telefonais, ne vien tik kompiuteriu, bet daug įvairiausių dalykų žiūri telefone. Tai jeigu mūsų tos dėžutės forma netinka, netelpa per plati, per ilga, per siaura, nežinau kaip telefone, tai nepadėjus varnytės ji ir bus tokia nevykusi, ar ne? Jeigu padedam varnytę, tai forma prisitaiko prie telefono, ar ne? Todėl šiaip jau siūlau čia pirmą tą varnytę padėti. Dabar čia viskas horizontaliai, man čia šiuo momentu nereikia. Čia visa informacija, kad centruotųsi, šiaip jau padėsiu, nes visą laiką, kai pažymi, kad centruotųsi, tai iš abiejų pusių maždaug vienodi tarpai kiekvienoje eilutėje lieka ir pakankamai neblogai atrodo. Na ir ką mes turim padaryti va čia? Čia mes turim įklijuoti mūsų tą kodą iš mūsų autoatsakovo. Tai yra dalykas, kurį mes kalbėjom autoatsakove, kai darėm įrašus apie autoatsakovą, kalbėjom, kaip tą HTML kodą sugeneruoti. Na, yra video ir ne vieną kartą dar mums reikės ir galbūt jūs jau žinot, jeigu nežinot, tai tikrai kituose video yra parodyta, kaip tai padaryti. Šiandien aš nepasakosiu, kaip tai padaryti, tiesiog bėgu į mano autoatsakovą, jau turiu sugeneravus šitą kodą, turiu jį sugeneravus, tiesiog tereikia tik nukopijuoti visą, bet stenkitės, kad nukopijuoti visą gražiai, ir nenusikopijavo gražiai, iš naujo nukopijuoti visą kodą ir jį priklijuoti tenai. Būtent šitokiu būdu susiriša informacija, autoatsakovo ir būtent mūsų šitos dėžutės. Reiškia, kai žmogus paliks dėžutėje informaciją, tai yra savo vardą ir elektroninį paštą, automatiškai sekundės bėgyje dėka šito kodo tie duomenys atsiklius mūsų autoatsakove. Taigi, taip dabar čia mes turim parašyti, ką mes tam klavišai įrašysim, ar ne? Jeigu aš grįžtumėm į viršų, tai parodysiu apie kokį klavišą, apie šitą klavišiuką, kurį čia reiškia žmogus palieka vardą, čia žmogus palieka savo elektroninį paštą ir turėtų paspausti šitą klavišiuką. Mes ten dabar rašysim, ką reikia įrašyti į tą klavišą. Ir kadangi čia aš ruošiu šitą dėžutę mini kurso dovanojimui, tai ko gero parašysiu užsisakyti. Galbūt taip. Užsisakyti. Tai va. Toliau. Reiškia, tam klavišiukė mūsų bus toks žodis, ar ne? Na ir tada, kai jau įklijavom kodą, tą visą kodą sugeneruotą HTML iš GetResponse, iš mūsų autoatsakovo, įklijavom sugeneruotą kodą, įrašėm, koks žodis turi būti tam klavišiuke, kurį spaus žmogus, tada spaudžiam sekantį klavišą procesuoti. Na va, kodas susigeneravo ir, kaip matote, atsirado čia antras kodas. Nieko nereikia rūpintis, čia tiesiog įskiepis pats viską sutvarko. Viskas šita dalis sutvarkyta, leidžiamės žemiau. Išsirenkam stilių, kur nemokamam variantui tik tai vienas, taip kad nėra ten ko ir rinktis, tiesiog paspaudžiam ir tiek. Na ir toliau čia rašo, kad mūsų opt-in elementai turėtų būti centre arba ne centre, kadangi šiuo atveju aš darau
šoniniai juostai šitą formą, šitą mūsų dėžutę, tai jie vis tiek eis šoninė juostoje siauresnė ir eina vienas po kitu, taip kad kol kas šito nežymiu, po to pažiūrėsim, kaip ten mums atrodys. Na ir čia jau ateinam iki pačių užrašų. Ką mes čia turėtumėm užrašyti. Kad greičiau būtų, gal aš sustabdysiu įrašymą, užrašysiu ir tuoj perbėgsim, peržiūrėsim. Na štai jau įrašyta, parašyta ir po to matysim, kur kas įkrenta, tuoj viską aiškiai matysim. Taigi, pirmiausiai parašiau mini kursas, matote čia, mes po to žiūrėsim, kur tai atsiklius, kur tai atsiras, toliau kaip aistrą paversti verslu. Na ir dar toliau paaiškinimas šioks toks trumpas, žiūrėsim ar per trumpas, ar per ilgas, viską tvarkysim, darysim, žiūrėsim. Šis mini kursas padės suprasti, jog tikrai jūsų aistra gali tapti verslu. Pamatysite, kaip to pasiekti, susipažinsite su efektyviomis strategijomis ir metodais. Vienas tekstelis ir kitas tekstas, irgi matysim, kuris atsiklius, gerbiu jūsų privatumą, niekuomet nesiųsiu spamo. Na va, tekstai visi surašyti, na ir dabar mums reikia pasirinkti į tą mūsų, tuoj palaukit, užbėgu į viršų dar kartą, kad neužmirštumėt, į tą mūsų dėžutę, ar norim pasirinkti nuotrauką, ar ją išvis be jokios nuotraukytės darytumėm, ar galima video įklijuoti tenai. Ar ne? Na, su video kiek sudėtingiau galbūt. Tiesą pasakius, aš net nemėginau ir nemačiau, bet tokia galimybė yra. Šiuo atveju arba nieko, mato čia padėtas taškelis, nieko, reiškia nėra jokios nei nuotraukytės, nei nieko. Na, aš parinksiu su nuotrauka ir kadangi tuoj mes įkelsim tą nuotraukytę, kokią norim, kadangi šitą mūsų dėžutę aš darau, tai reiškia dešiniai šalutiniai juostai, jinai bus tokia pailga, tai vadinasi, renkant nuotrauką į vietą, netikslinga šone parinkti nuotrauką, nes paprasčiausiai niekas netelpa. Ir tokią formą darysim, kai darysim dėžutes, tarkim, po postų, nes arba po postų, arba kažkur viršuje, arba apačioje, arba apatiniai, iš vis daly, kur nors kitur. Bet šoninėse juostose nuotrauka šonė tiesiog išplatina dėžutę ir paprasčiausiai netelpa. Todėl, kadangi čia ruošiu šoniniai juostai dėžutę, tai nuotrauką dėsim viršui, nes ta dėžutė bus tokia siauresnė. Taigi, nuotrauka viršui. Dabar reiškia, spaudžiam tą įkelti failą, įkelti nuotraukytę. Na ir galima iš kompiuterio pasirinkti failus ir įkelti, ir galima iš failų saugyklos. Kadangi aš noriu pasirinkti tiesiog savo logotipą, tai aš jį turiu savo bibliotekoje vietiniai. Tik nežinau, kuriam puslapį, tuoj surasim ir tą logotipą tiesiog įkelsiu į tą dėžutę. Va. Taip, labai mažas. Šitą mažiuką. Ne, juodą. Juodą dėsim, ko gero. Šitą juodą logotipą mažiuką. Taip, spaudžiam rodyti. Va. Ir ką mes čia dabar turim padaryti, neužmirškit, kad šitoj vietoj reikia paspausti failo URL, nes jeigu nepaspausit, tai ta nuotraukytė ten neįšoka, neįsikelia. Todėl mes paspaudžiam failo URL ir tik tada spaudžiam šitą mėlyną klavišą, kad pasirenku šitą, naudosim šitą nuotrauką. Na va, įsikėlė nuotraukytė. Ir kaip ir ko gero viskas. Ką dabar čia mes maždaug užpildėm viską, ką reikia, ką darom toliau. Toliau važiuojam į patį viršų ir spaudžiam išsaugoti. Išsaugoti.
Kągi, mūsų dėžutė išsisaugojo, matot, ten anksčiau buvo išsaugoti, dabar atnaujinti, tai reiškia, kad mūsų dėžutė išsisaugojo ir kad mes dabar galėtume matyti, kaip tai atrodys ir po to galėtumėm pasižiūrėti, ar tinka ar ne, tai mes dabar pamėginsim ją įdėti ten, kam ji buvo ruošiama. Ir visur, kur reikia ką nors pareguliuoti, galėsim pareguliuoti. Taigi, keliaujam dabar į išvaizdą ir einam į valdiklius. Ir čia ieškom būtent šito Magic Action Box Widget. Matot, Magic Action Box. Šitą valdiklį. Dabar šitą valdiklį sidebar, tai yra būtent ta šoninė juosta. Tai mes šitą valdiklį turim nukelti iš tą šoninę juostą. Aš tik nežinau, jį dėt pirmą ar dėt. Na, kol kas gal dedam po paiešką, jeigu po to norėsim pakeisim. Dabar pavadinimo nerašau, nes jeigu rašai pavadinimą, tai dar toliau atsitraukia toliau viens nuo kito, ar ne? Aš nenoriu tų tarpų. Va. Na ir mėginam išsaugoti ir žiūrėsim, kaip tai dabar atrodys. Kągi, valiklis išsisaugojo. Na ir turim tiesiog paprasčiausiai atnaujinti mūsų puslapį. Ir, kaip matot, atsirado visa ta dėžutė, kurią dabar darėme. Visa šita dėžutė, būtent tai ir yra mūsų dėžutė. Žiūrim, tik tai ko gero, gal reikėtų, nežinau kaip čia būtų geriau, gal su tuo pakeist vietomis, kad jinai būtų viršui, ar palikti ją čia, tiesiog net nežinau. Bet žodžiu, gal jau po to aš pati vieną pagalvosiu, reiškia taip. Čia mūsų paveiksliukas, čia mūsų ta dėžutė, čia žmogus, jeigu įrašo vardą ir elektroninį paštą ir spaudžia užsisakyti, tai jo vardas ir elektroninis paštas iš karto nukeliauja į mano autoatsakovą, o žmogus iš karto gaus tą mini kursą, gaus padėkos puslapį, kuriame ir yra mini kursas, kuriame bus tas mini kursas. Taip, tik aš gal galvoju, kad ko gero, ar tik nebūtų geriau, kad šitą nustumtumėm į centrą. Nagi, pamėginam nustumti į centrą. Taip, einam vėl į Magic Action Box. Dabar jau čia ieškom boksų šitų dėžučių sąraše šitos mūsų dėžutės. Matot, šoninės juostos mini kursas Aistra, būtent šitą dėžutę, kurią sukūrėm. Toliau spaudžiam redaguoti. Matot, paskelbtas prieš 4 minutės. Spaudžiam redaguoti ir aš galvoju, kad ko gero, matot, čia visas tekstas uždėjau varnelę, kad susicentruotų, ar ne? Bet, gal čia dar uždėsim, žiūrim, kas čia gausis, automatinis, net nežinau, kas yra čia, iš tikrųjų automatinis klavišo ir ką be padarytumėm, paskui iš naujo spaudžiam atnaujinti, kad tai, ką padarėm, tai, ką pakeitėm, galėtų matytis. Tada bėgam į tą puslapį, vėl jį atnaujinam ir žiūrim, kągi mes čia pridirbom. Ir kaip ir nieko labai pasikeitusio ir nematau. Taip, noriu šitas juosteles nukelt į centrą. Gerai, važiuojam toliau, ieškom, kurioje čia mes vietoj randamės. Čia visi klavišai. Aha, Center Opt-in Forms Elements. Reiškia į centrą nukelti visus tuos opt-in, tai reiškia tie visi klavišas ir tos vietos tuščios, kurios bėgam toliau, atnaujinti ir dabar jau turėtų būti šitie dalykiukai centre.
Bėgam į šitą puslapį, jį irgi atnaujinam. Matot? Va. Ir subėgo šitie dalykiukai į centrą. Tai vat, būtent, ir vis tik tai, kaip manot, aš manau, kad vis tik tai šitą gal reikia pakelti į viršų. Net pati nežinau, kaip geriau. Žodžiu, aš ko gero pakelsiu į viršų. Kažkaip tai galbūt netgi gražiau bus. Tai va, žodžiu, fantazijai ribų nėra. Svarbiausia, kad pamatėt, kaip padaryti. Nieko nėra sudėtingo. Tiesiog pasiruoškit nuotraukytės, pasiruoškit tekstuką, pamastykit iš tikrųjų, ką rašysit, ką siūlysit, pasiruoškit viską. Ir tada keliaujat į Magic Box naują, reiškia naujos dėžutės darymą ir tada pakliūnat čia, parašot pavadinimą labai tiksliai, kad patys žinotumėt, nes kaip matot, čia to pavadinimo nėra. Tas pavadinimas, jis reikalingas jums, kad kai parinksit dėžutes, jau ateityje turėsit tikrai daugiau. Aš čia jums dabar parodžiau pirmą, dar darysiu ir antrą, darysiu kitą dėžutę, kurią paskui klijuosiu po kiekvienu postu, reiškia mano blogė parašomas postas bus ir jeigu postas, tarkim, video forma, tai galbūt ir neklijuosiu, nes ten šoninėje juostoje bus šita dėžutė, bet jeigu postas ilgas, daug teksto ir ta šoninė dėžutė nuvažiuoja tolyn į viršų, kai skaitai postą, tai labai tikslinga apačioj po postų tiesiog įdėti tą dėžutę. Aš galiu jums dabar parodyti visi įrašai, tuoj palaukit, pažiūrėsim. Ir tiesiog, kai įdiegi šitą įskiepį, tai automatiškai, kurį nors čia, bet kurį, tarkim, redaguoti šitą blogo įrašą, ar ne? Ir matysit, kad jau turint šitą įskiepį, automatiškai po postų atsirado visas mano postas, matot, visas postas, tekstas, čia surašom viską, ką turim surašyti ir apačioj duoda pasirinkti, kurį naudot, kurią dėžutę naudot. Aš negaliu pasirinkti, kadangi mano dėžutė, kuri yra padaryta, jinai yra padaryta šoninė, jinai pailga, jinai man netinkama, man reikės, dabar padarysiu tokią trumpą, bet plačią, būtent skirta po postais. Ir tiesiog paprasčiausiai parašai ir parenki dėžutę čia prieš tekstą, ta prasme apačioj teksto dėžutė, o čia gali būti viršui, čia kaip kam patinka, kaip kam tinka, čia įsivaizduokit, kad čia jūsų visas postas ir kai baigėsi postas, kai baigėsi visas tekstas, apačioj. Jeigu padėsit čia taškelį, tai jūsų ta dėžutė atsiras virš teksto. Tai va, žodžiu, tokie variantai. Aš čia negaliu parinkti, čia jeigu paspausčiau, dabar nenoriu, nes jeigu paspausiu įsiklijuosi ir visai nenoriu, kad ta dėžutė šonų įskirta dėžutė čia įsiklijuotų, bet kai padarysiu ir dėžutę skirtą po postais, tai paspaudu šitą trikampiuką, duoda visų padarytų dėžučių sąrašą, tada išrenki dėžutę, kuri tau reikalinga būtent čia, paspaudi ir tada jie automatiškai įsiklijuoja. Paspaudi atnaujinti ir dėžutė atsiranda po postų. Kągi, tikiuosi supratot, jeigu nesupratot, dar galėsim kalbėtis ir užduosit klausimus, o šiandien su šituo įskiepiu tiek. Svarbiausia žinot, kaip principą, kaip daroma, o toliau nieko sudėtingo, viską nagrinėtis ir viską daryti. Gero darbelio ir iki sekančio karto.